Sveiki! Taigi, tęsėme video apie sąlygos sakinius ir šiandieną pakalbėsime apie antrą tipą sąlygos sakinių, kuris iš tikrųjų vadinasi pirmas tipas. Aš suprantu, kad tai yra šiek tiek keista, bet jeigu matėte prieš tai buvusį video, žinote, kad pirmasis tipas yra nulinis ir pradedama šiuo atveju skaičiuoti nuo nulio. Bet kuriuo atveju, tipas pirmas. Šitoje vietoje, kalbant apie šio tipo sakinių sudarimą, reikia klausyti šiek tiek atidžiau, kadangi jis yra sudaromas visiškai ne taip, kaip mes tai darom lietuvių kalboje. Ir pradėkim nuo pačios apačios, tai yra lietuviško sakinio. Jei lis, mes liksime namie. Mes ir vienoj, ir kitoj pusėje naudojam būsimąjį laiką. Jei lis, ne, lis, ką darys, būsimasis laikas, ir liksime, ką darysime, irgi būsimasis laikas. Labai dažnai lietuviai tiesiog paima tą sakinį ir išverčia pažodžiui ir vienoje ir kitoje pusėje naudodami būsimąjį laiką. Tačiau anglų kalboje pirmojo tipo sąlygos sakiniuose mes po žodelio if sąlygoje naudojam present simple laiką ir pagrindinėje sakinio dalyje, antroji sakinio dalyje mes naudojam, kaip ir lietuvių kalboje, future simple laiką. Jeigu nepamenat, kaip sudaryti present simple ir future simple laikus, aš įdėsiu nuorodėlės apačioj video aprašyme. Taigi, jeigu mes norim pasakyti, jei lis, mes liksime namie, mes sakom, if it rains, we will stay at home. Taigi, lietuviškai tai būtų panašiai, jei lyja, mes liksime namie, nors mes kalbam ir apie ateitį, apie tai, kas bus, mes po if turime naudoti present simple laiką. Po if negali būti will. Ar ne? If it rains, we will stay at home. Nepamirškite, kaip ir kalbėjom prieš tai būsiuose video, mes galim tas pusės sukeisti. Taigi, galim sakyti iš kitos pusės, mes liksime namie, jei lis. We will stay at home if it rains. Pagrindiniai dalyje mes naudojam būsimąjį laiką. We will stay at home. Tačiau po if mes naudojame present simple laiką. Esamąjį laiką. If it rains. Pažiūrėkime į daugiau pavyzdžių. Mes naudojame pirmo tipo sąlygos sakinius, kai kalbam apie realią situaciją, kuri bus ateityje. Pavyzdžiui, if he calls, we will meet. Lietuviškai sakytumėm, jeigu jis paskambins, ar ne, kaip ir apie ateitį kalbėdami, būsimojo laiku, bet angliškai sakome, if he calls, jeigu jis skambina. Atkreipkite dėmesį, po if negalim turėti will, po if naudojam tiesiog paprastą esamąjį laiką. If he calls, we will meet. Kitas pavyzdys. If we have time, jeigu mes turėsime laiko, nors angliškai sakom, jeigu mes turime laiko, we will make dinner. If we have time, we will make dinner. Jeigu mes turėsime laiko, mes pagaminsime pietus arba vakarienę. Mes pagaminsime vakarienę. Jeigu mes turėsime laiko, if we have time. Neverskite sąlygos sakinių pažodžiui, nes laikai anglų kalboje ir lietuvių kalboje neatitinka. Būkite atidūs. Taip pat mes galime naudoti kai kuriuos kitus žodžius, nebūtinai tai turi būti will. Priklauso nuo to, ką mes norime pasakyti. Pažiūrėkime į šiuos pavyzdžius. Pagrindinėje sakinio dalyje mes laisvai galim naudoti tokius žodelius kaip may, might, must, should arba dar kai kurios kitus, liepiamąją nuosaką, prašymui, patarimui duoti kažkokius tai žodelius. Pažiūrėkim, kaip tai atrodo su tuo pačiu sakiniu. If we have time, jeigu mes turėsime laiko, kągi mes padarysim. Taigi tas toksai we will make dinner, mes padarysim. Ne? Mes kaip ir pasižadam. We might make dinner. Mes galėtume, mes galbūt ir pagaminsim. Mes galėtume pagaminti. Ne? Vakarienę. We must make dinner. Mes privalom pagaminti vakarienę. We should make dinner. Mes galėtume, mes turėtume pagaminti vakarienę, ar ne? Taigi priklausomai nuo to, ką mes norime pasakyti, pagrindiniai sakinio conditionals tipo pirmo sakinio daly, mes galim naudoti kai kurios kitus žodelius. Kalbant apie sąlygą, yra taip pat įvairių variacijų. Pažiūrėkime keletą. Mes žinom, kad po if mes turim naudoti present laiką. Esamąjį laiką. Kartais mes galim naudoti ir present continuous.
Jeigu mes kalbam apie tai, kas vyks, kas tęsis, pažiūrėkim. If you are waiting for a bus, it will come in a minute. If you are waiting for a bus, it will come in a minute. Jeigu lauki autobuso, jis atvyks už minutės, ne, už kelių minučių. If you are waiting for a bus. Jeigu kalbam apie laiką, tai yra apie veiksmą, kuris buvo atliktas ir dabar yra kažkoks rezultatas, kaip ir present laiką mes galim naudoti ir present perfect pirmo tipo sąlygos sakiniuose. Pažiūrėkim. If you have finished your dinner, I will clean the table. Jeigu tu baigėjai vakarieniauti, aš sutvarkysiu stalą, aš nuvalysiu stalą. If you have finished your dinner. Jeigu tu esi pabaigęs vakarienę, aš sutvarkysiu stalą. Tai būkite atidus su pirmojo tipo sąlygos sakiniais, neverskite pažodžiui, atsiminkite, kokia yra formulė ir tikrai neturėsite bėdų. Jeigu dar neužsiprenumeravę mano kanalą, spauskite subscribe mygtuką. Jeigu mano video buvo jums naudingas, spauskite thumbs up, nykštį viršų po video apačioj. Ir tikiuosi susitiksime kitose video. Sėkmės jums mokantis.